Sveiki gyvi. Šiandieną po šeimynos užsakymo noriu pagaminti plovą. Aš jau esu filmavęs plovą, tai ta prasme nieko aš čia kažko išskirtino nekeičiu. Tik tai noriu truputėlį papasakoti, ką aš ir kokiais kiekiais naudoju. Mėsą aš naudoju sprandinę. Tikras plovas, aišku, turėtų būti iš avienos arba jautienos. Bet kadangi mes gyvenam Lietuvoje, tai pas mumis pagrindinė mėsa yra vištiena arba kiauliena, tai naudoju kiaulieną sprandinę. Sprandinę pjausiu tokiais gabalėliais, kažkur 2-3 cm, kubeliais tokiais. Smulkiai labai nepjaustau, nes skaniau, kai yra mėsos gabaliukai didesni. Čia yra 1,5 kg, kažkur grubiai. Tam kiekiui aš naudoju apie kilogramą svogūnų, jos pusžiedžiais šitaip supjaustau. Taip pat morkas aš jau iš vakaro pasiruošiau, susipjausčiau ir aš jas pjaustau tokiais šiaudeliais. Smulkiai nepjaustau, čia morkų yra netoli 2 kg. Plovui tinka morkos, tiek svogūnai, tiek morkos, jos pasileidžia dalis ir spalva gaunasi plovo ir skonis gan neblogas gaunasi. Šitam kiekiui mėsos ir šitų ryžių aš kažkur naudoju vieną pakelį. Tai 800 gramų, kadangi pas manęs tokie taruotės. Reikės, aišku, augalinio aliejaus. Pagal visą teisybę, pagal tikrą receptą, tai reikėtų naudoti avies taukus. Bet dar kartą pasikartoju, mes gyvenam Lietuvoje, tai naudoju augalinį aliejų. Galima būtų, aišku, kiaulių taukus naudoti, bet nežinau, reikės gal kada ir pabandyti. Taip pat turės galvutės česnako, 2 čiliukus, aišku, druskus reikės, pipirų. Čia turiu raugekšliai, barbarisai, kaip pavadinkim, džiovinti. Aš dar tiesą dedu ir razinų į ryžius. Irgi ganėtinai skaniai, geras skonis, šiek tiek kalendros. Ir reikėtų ziros arba kuminai, kaip lietuviškai. Bet kadangi pasirodo pasibaigia pas manęs, tai tenka pasinaudoti tokiu. Toks mišinys yra plovui skirtas. Čia sudėti yra rozmarinai, ciberžolė, barbarisai ir romos kmynai, tie kuminai kaip. Ir yra įdėta šiek tiek. Pabandysiu įdėti šitą. Kaip ir viskas būtų. Parodysiu, kaip aš pradedu daryti, ten šiek tiek yra šiokių tokių niuansų, kaip reikia ką iš ko dėti. Ir kągi, einam žiūrėti, kaip vyksta procesas. Nu ką, ugnis įsidegė. Pradėsime
veiksmą. Keičiame kazaną. Pilame į kazaną truputėlį aliejaus. Nu, štai tiek. Manau, pilnai užteks. Aliejus turėtų užkaisti. Dabar liepsną laikome ant maksimumo. Pagal sienelės. Taip įkaista ir kazanas vienodžiau ir aliejus. Na, aliejus turi gan stipriai įkaisti, nes čia visa esmė ir yra to gaminimo. Kai įmeti mėsą, jinai turi staigiai apkepti, pasidaryti plutelį. Ir mėsą užsianspauduoja ir neišleidžia sulčių tada į lauką. Namuose, sakykime, ant dujinės labai yra sudėtinga taip užkaitinti. Ir kitokiam puode, pavyzdžiui, kai apvalus yra dugnas, jisai visai kitaip kaista. Tolygiai, tos gaunasi didesnis plotas tas kaitinamas. Ir visai kitaip temperatūra pasiskirsto. O štai taip turėtų būti. Turiu va taip čirkšti. Nu ir pradedam mėsą leisti. Mėsą leidžiam po biškį, kad per daug neatvėsint riebalų. Taip gražiai va formuoja. Dažnai nereikia maišyti, bet reikia leisti, kad jinai biškį truputėlį apskrustų. Prieskoniai bus dedami tik tai, kai jau apkepti svogūnus ir morkas. Taip keletą minučių palaukiam ir vis pamaišom, kad gražiai visą mėsą apskrustų. Kai mėsą pasidaro tą pliuvelį, apskrunda tokia, tai tada jinai neišleidžia sulčių. Dar truputėlį reikia, šiek tiek turi apskrusti gražiai. Na, mėsa jau kaip ir apkepė, pradėjo ruduoti, jinai dar nėra pilnai iškepus, bet jinai dar traškinsis, taip kad dar pilnai traškins. Dabar pilame svogūnų.
svogūnus kepinsim irgi, kol jie gražiai įgaus aukštą spalvą. Svogūnus būtinai pastoviai pamaišome, kad nesudegtų, nes jeigu sudegs, bus atsiras kartumas, o to mums tikrai nereikia. Stebim ugnį. Jeigu reikia biškį šiek tiek užmetame, mums vis dar reikia ugnies gan stiprios. Nu, svogūnai įgauna tą vadinamą aukštą spalvą. Kaip skaniai atrodo. Ir dedame dabar morkas. Morkų ganėtinai daug, bet jos irgi išvirs, dalis ištirps, dalis paliks. Bus labai skanu. Dabar lapkričio mėnuo, tai gan vėsi. Teko apsirengti megztinį papildomai. Na, morkas irgi reikia pakepyti truputėlį, kai jos šiek tiek suminkštėtų, nors pagrindė tai jos vandenį virs. Reikia morkas pakepinti tam, kad skonis šiek tiek įgautų. Na, manau, morkas jau šiek tiek apkepė. Dabar supilsim arbatinį. Vandens, jeigu reikės, tai paskui dadėsim dar. Ir dabar jau šiek tiek galima ir mažesnę ugnį. Dabar šitą zirvaką, taip vadinasi, iš tikrųjų tai virsim gerą pusę valandos. Dabar jau galima sudėti prieskonius. Ant tokio kiekio aš druskos dedu 3 arbatinius tokius šaukštelius. Nu, čia aišku pagal skonį. Bet mano taip yra atidirbta. Gaila neturiu žiūros. Čia yra malta kalendra. Išdėdu. Irgi paskutinė jau. A, čia šitų aišku nebūtina. Čia yra gruziniški chmelių sūneliai, bet čia man patinka, aš šiek tiek įdedu, bet jų nebūtina. Taip pat šitą atveju dabar jau dar reikia pamaišyti. Dar įdėkim šitų plovų prieskonių, porą šaukštelių įdėkim.
Čia yra ciberžolės, paprikos ir tos kuminių. Česnakai, rozmarinai, ciberžolė, barbarisai ir kuminai ir paprika. Na, aš nelabai mėgstu tokių prieskonių, bet kadangi neturėjau iš ko rinktis, tai man dabar pamaišau. Nu, man taip atrodo, kad truputėlį biškį vandens mažiau. Čia mano arbatinis yra 1,7 litrų. Jeigu kas užsivirinti, dar nepilsi. Tai va. Dabar šitam procese sudėsime česnakus. Biškį ugnį galim pamažinti. Sudėsime česnakus. Ir aš turiu tik sausą čiliuką. Sudėsim sausą čiliuką. Ugnį šiek tiek sumažinam, uždėsim dangtį. Neparagaukim, kas čia per skumas. Nu, matysim, kaip pavirs paskui, jeigu reikės dar druskos dadėsim. Bet taip labai panašu, kad užteks. Tai va, uždedam dangtį ir ant tokios vidutinės ugnies dabar apie pusę valandos kažkur tai virsim. Dabar plausim ryžius. Ryžius aš naudoju plikytus, geriausiai iš jų išeina. Ryžius reikia plauti su šiltu vandeniu, ne karštu, bet tokiu šiltu, stipriai drungnu tokiu, apie 40 laipsnių tokiu. Ir juos reikia taip va, užpiliuoti po biškį maišą. Ir reikia plauti tol, kol vanduo pasidaro skaidrus. Užpili per maišai, atsargiai nupili. Galima kiaurasantį naudoti, kad nupilti. Aš nenaudoju. Atsargiai per kraštą nupilu. Nebūtinai ten viską išleisti iki paskutinio. Ir vėl. Ir va taip vis pamaišant į tokį drungną vandenį. Tokį drungną vandenį aš plaunu. Ir taip, 4-5 kartus, kartais į 6 kartus reikia. Vienu žodžiu turi palikti skaidrus vanduo. Na štai, vanduo jau praktiškai skaidrus, vadinasi, krakmolo neliko. Ir ryžiai, jau toks praktiškai gerai yra vanduo. Dabar užpilsiu, aš paliksiu vandenį. Aš šiaip nebirkau ryžių, galima juos ir sausus užpilti, bet jokia skirtumą. Esmė paprasčiausiai vandens kiekio reikės mažesnį užpilti ant plovo. Ir viskas, tik tiek tas esmė. O taip tai vieni sausus ryžius pila, ta prasme sausų neišeina, nes vis tiek juos nuplauti reikia. Tai va, iki tokio nuplovau, praktiškai ne visiškai skaidrus, bet jau faktiškai skaidrus vanduo. Ir palieku iki to, kol pilsiu į plovą.
Dabar jau morkos išsitruškino, kažkur praėjo pusę valandos. Dabar išimsim čiliukus, mes juos paskui sugrąžinsim vėliau. Ir česnakus. Skystimai matosi biškiučiuko, kaip į mažokai teks dapilti. Bet va taip man ant nestiprios ugnies. Tada biškį galiu pamaišyti. Reiktų paragauti kaip druska. Nu, druska turėtų būti gerai. Nu, ryžiai, aišku, pasiims kažkiek tai. Tai va, dabar sudėsim ryžius. Tiesa, dabar reiktų jau ugnį tam momentui pasidydys. Pliauskai mesti. Va, mums reikia didesnės ugnies. Va, iš karto pradėjo kunkuliuoti. Ir dabar dedame gražiai ryžius. Ryžių gal ir ne per daug, bet daug vandens irgi netrūksta. Vandens reikia tik tiek trupučiuką, kad apsemtų šiek tiek ryžius. Tai va, dar trupučiuką darysim. Sugrąžinsim atgal česnakus ant viršaus. Kaip skaniai. Čiliukai tiek jie jau didumą savo atidavė. Tai tik stengtis jų nepažeisti, nes labai aštru bus. Viskas, dabar leidžiam po biškį nugaruoti. Dar visai pamiršau razinas įdėti. Nes labai suteikia pikantišką skonį plovui. O kas nemėgsta, nededa. Kas mėgsta, deda. Ugnį tokia iš pradžių reikia gan stiprią. Gal biškį per daug. Šitą pamažėsim. Na ir dar vieną pamiršau ingredientą. Tai raugekšliai, barbarisai, kaip vadinu. Jų aš irgi truputėlį įmaišau, įdedu, nes jie tokia rūgštelę įneša. Gaunasi toksai skonių balansas neblogas. Tam, kad geriau išsigarintų vanduo, reikia padaryti per vidurį tokias duobutės.
visada jo daug yra. Taip kad ant nestiprios dabar ugnies tokios vidutinės. Netgi sakyčiau, žemiau negu vidutinė. Verdam plovą. Na, va, plovas eina jau į pabaigą. Aš va taip gražiai nuo krašto jį suspaudžiu, kad geriau šustų ryžiai. Dar biškį trupučiuką ryžiam trūksta. Dar yra šiek tiek ir skystimo. Dar koks 10 minučių ir bus viskas. Nu va, reikia paragauti plovą. Nu, mes jau su šeimyna šiaip jau paragavom anksčiau, bet reikia. Kokia minkšta mėsytė. Žinau. O dar kartu į česnako, kas mėgsta. Pasaka. Taip kad ačiū visiems, kas žiūrėjote. Na ir skanaus. Būtinai pasidarykite ir jūs plovą pagal mano receptą. Ir iki sekančių susimatymų. Sudie.